Kongresas Naujoji Europa spalio 24-26 dienomis Milane. Tai galite mums siųsti klausimus šiuo elektroniniu adresu uec.congress@gmail.com. Mūsų studentai praėjo pirmąjį ir antrąjį kalbos kursus semestrą ir šis kongresas bus taip pat apie integralų švietimą. Ar gali paaiškinti, ką tai reiškia? Taip, mes pirmam semestre mokėmės apie šitą sąvoką, kas yra integralus švietimas. Tai yra švietimo procesas, per kurį taškas širdyje prieina arčiau prie tos sistemos, integralios sistemos, kurioje mes esame. Tai yra toks daiktas, kuris yra šiek tiek žemiau, šiek tiek prieš tai, ką mes vadinam kabala. Kabala yra tokia sistema, apie kurią mes kalbam, yra tokia sistema, kai mes perinam barjerą, kai mes esam už ego ribų ir tada šitoje labai aukštam lygmenį tu pradedi iš tikrųjų mokytis kabalos, tai ką kabalistai vadina mokymusi. O prieš tai jūs esate tik tai pasiruošimo fazėje. Tam, kad pagreitinti šitą pasiruošimo fazę, mes darom tokį dalyką, kurį vadinam integraliu švietimu. Tai daugumoje sudaryta iš seminarų, iš apskritų stalų ir iš tikrųjų šitam kongrese mes parodysim procesą, per kurį mes turėsim praeiti, kad būti daug greičiau prie šitų subtilių jausmų, apie kurios kabalistai išneka. Mes įeisim į džiaugsmo būseną, einant per šitą procesą, kuris sudarytas iš žaidimų, iš apskritų stalų. Ir mes matysim, kaip šitie procesai, kaip per šitos procesus mes įeisim, mes pasieksim jausmą, kuris kažkuria prasme atspindės aukštesniųjų pasaulių atvaizdą. Mes būsim vienybėj, mes nenorėsim atsiskirti nuo šito jausmo. Mūsų mėtis mes jausim atstumti nuo šito susijungimo, mes jausim, kad mes nežinom ir nesuprantam, nepažįstam šitų žmonių, bet mes turėsime ekspertus integralaus švietimo, kurie dirbs su mumis. Taigi, integralaus švietimo esmė yra pabandyti tai. Pabandyk ir pajausk. Ir tai kažkas tai, ką tu, kai pajausi ir kai suprasi, tai pamatysi, kad tai yra kažkas tai, ką mes galim duoti visam pasauliui, savo kaimynams, savo šeimai, savo kolegams, darbe, išoriniai publikai, draugams. Tai kažkas tai, per ką gali perduoti kabala, neminėdamas kabalos žodžių. Tai kažkas tai, ką gali parodyti, paklausti, ar jauti? Taip, tai va. Ir tai kažkas tai, ką mes galim atnešti į mokyklas, į bendruomenės visur. Ir tai yra būdas atnešti tą jausmą žmonėm, kurie nesimoko kabalos. Ir kai mes tai darom, mes pradam jausti savo rolę kaip pasaulio mokytojais. Tai kitas klausimas, ar įmanomas kongresas kabalistinis be integralaus švietimo? Taip, mes turėjom kongresų, kurie buvo be integralaus švietimo. Bet tai kadangi dabar, kai mes matom, kokia yra situacija pasaulyje, kai viskas yra krizėje, viskas griūna, tai mums būtina turėti integralų švietimą. Dėl to, kad tai yra metodikos, tai išeina iš kabalos metodikos, šitas metodas. Ir jis be knygų, kurios pritraukia supančią šviesą, tik tai mes, kaip taškai širdyje, kurie perduoda šviesą per apskritus stalus, per seminarus, kuriuose jie sėdės ir kalbės kartus, per žaidimus, bet tai šita šviesa pereis per mus ir tai suvienys juos. Ir jie susivienys daug greičiau negu mes, dėl to, kad mes turim didelį egoizmą, mes privalome mokytis ir jie tiesiog spragt ir pamatys, kad tai yra teisingai, tai pajaus. Ir tai bus mūsų pirmas pabandymas, kas yra integralus švietimas. Ir tada pereisim kursą, per kurį mes tapsim tikrais integraliais švietėjais ir tai bus mūsų dvasinio tobulėjimo dalimi, dėl to, kad pasaulyje tai bus tartum taip, labai malonu, labai gerai.
kad mes jaučiam susijungimą, bet mums tai bus dvasiniai išsiaiškinimai.